pirkimo sąskaitą pažymėti kaip apmokėtą galite keliais būdais. Įeikite į sąskaitą, spauskite žymėti kaip apmokėtą, pasirinkite banko sąskaitą, įveskite arba koreguokite sumą, įrašykite datą ir spauskite išsaugoti. Antras būdas – eikite į išlaidos, spauskite naujas mokėjimas, pasirinkite teikėją, pagal poreikį pasirinkite sąskaitą, įrašykite sumą, pasirinkite datą, spauskite įrašyti mokėjimą. Įrašius mokėjimą, programa pasiūlys mokėjimą susijęti su pirkimu. Paspauskite susijęti, pasirinkite kokią sąskaitą norite susijęti ir spauskite susijęti. Jei mokėjimo suma netitinka sąskaitos sumos, programa susieja tik tai mokėjimo sumos dalį su sąskaita. Kita dalis lieka nesusijęta, ją vėliau galėsite susijęti su kita sąskaita. Jeigu tiekėjui gražinate pinigus, juos taip pat turite vesti per išlaidas. Spauskite naujas mokėjimas, pasirinkite tiekėją, įveskite sumą tik su minuso ženklu, spauskite įrašyti mokėjimą. Įrašyta suma iš karto priskiriama tiekėjui, kurio balansą galite peržiūrėti paspaudę ant tiekėjo pavadinimo.